Renaldai, tai kaip sveikata? Tokia ir sveikata, nu ką. Nesismulkinta sveikata, iš tikrųjų. Sunku šnekėt po tokių varžybų. Iš tikrųjų gerai komanda atrodė 3 kėlinius ir ta energija buvo ir viskas buvo. Bet kažko tai pritrūko 4 kėlinį. Nei vakar, nei šiandien. Kodėl? Trenerio reikalausi, čia tokių dalykų. Iš šono gal geriau matosi, kokios buvo nesėkmės priežastys didžiausia šiandien. Nesėkmės priežastis. Tai sakau, 3 kėlinius tikrai ta energija buvo ir viskas buvo ir gynyba visai neblogai. Šiek tiek 4 kėlinį kvailas tokios klaidelės gynyboje ir nesusikeitus ten su žaidėjais, ta prasme, viskas buvo aptarta ir keletą tokių klaidelių įmesta porą tritaškių ir tas davė rezultatą. Antras rungtynės iš eilės, kai Žalgiris jūs nužudo tritaškį. Tai gerai pataiko galbūt, arba blogai ginamės. Vienas iš 2. Sakytum, tikrai verta aukoti labiau finalą vieningosios lygos rungtynių, kuriuose sutikti su Maskvos CSKA. Ta prasme aukoti. Neleisi žaisti pagrindiniam žaidėjam. Čia jau klausimas ne man, čia jau treneriui turėtume klausimą su treneriu, klausimų tokių.